Laba diena, esu menotyrininkė Laima Laučkaitė ir šiandien papasakosiu apie Vilniaus mecenatą, bankininką Juozapą Montvilą, kuriam šiais metais sueina 175 metai nuo jo gimimo. Šitas žmogus Vilniaus atminty yra pirmiausia išlikęs paminklu, kuris stovi Trakų gatvėje šalia Pranciškonų bažnyčios. Turbūt ne kiekvienas jį pastebi, nes jis šiek tiek atitrauktas nuo gatvės ir tik šiek tiek užstoja Cizinų koplyčią. Tačiau tai yra turbūt mano galva vienas iš gražiausių tarpukariu iškilusių Vilniuje paminklų, na ir vienas iš nedaugelio Vilniuje iškilusių paminklų, kadangi be jo tokie kiti ilgaamžiai paminklai buvo. Kitas buvo Moniuškai, o amžininkams tai buvo vienintelis paminklas. Po Montvilos mirties jau buvo praėję 20 metų, o žmonės vis tiek Vilniečiai jį atsiminė kaip geradarį ir pastatė jam šitą paminklą 32 metais. Taigi tai yra bankininkas. Paminklas, kaip nekeista, paminklas, didingas, gražus paminklas bankininkui. Kodėl aš iš karto galiu paaiškinti, perskaitydama jo moto, ką jis rašė apie savo gyvenimą. Žmonės dažnai skundžiasi, kad pasaulis jų atžvilgių yra neteisingas. Tačiau jei tiksliai palygintų tai, ką gero padarė patys ir ką gavo iš kitų, tikriausiai įsitikintų, kad galutiniu apskaičiavimu patys yra skolininkai. Dėl to labai naudingas mokslas yra buhalterija, kuri moko teisingo gyvenimo aktyvų ir pasyvų. Tai yra nuopelnų, kuriuos žmogus turi, ir geradarybių, kurias skolingas kitiems balansų. Kas dažnai tokias sąskaitas veda, ne tik atsikrato dažniausiai pramanytų pretenzijų pasauliui, kurios nuodija jo gyvenimą, bet ir randa akstiną tolimesniam vaisingam visuomenės darbui. Ir štai toks yra Juozapo Montvilos moto, kurio jis laikėsi visą savo gyvenimą. Juozapas Montvila gimė Mitėniškių dvare prie Šėtos, Ukmergės pavietę, bajorų dvarininkų šeimoje. Na ir iš esmės tokios šeimos rėmėsi tokia LDK pilietiškumo samprata, nacione Polonis, gentus Lituanus. Jis buvo iš tikrųjų ir Lietuvos, ir Vilniaus patriotas, lenkakalbis patriotas, studijavo Peterburge teisę, Peterburgo universitete teisę, vėliau tobulinosi Berlyne, Vienoje, kur klausė sociologijos, ekonomikos paskaitų ir kartu gilinosi į tokį vakarų visuomeninių, filantropinių, kultūrinių institucijų veiklą ir jų patirtį stengėsi pritaikyti čia atkeliavęs, grįžęs į Vilnių. 1885 pradėjo vadovauti Žemės bankui. Tas Žemės bankas buvo toks gana įdomi institucija, jis buvo įsteigtas Lietuvos dvarininkų ir kreditavo vietinius dvarininkus, kad jie išlaikytų žemes. Na, svarbiausias tikslas buvo, aišku, po 63 metų, kad jie neatitektų kolonistam čia atsikėlusiems iš Rusijos ir kad išlaikyti tas žemes vietinių savininkų rankose. Iš tikrųjų, tas bankas labai gerai tvarkėsi ir padėjo modernizuoti Lietuvos dvarus pačioje 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje. Būtent Montvilos dėka kapitalą bankas gerokai padidino, na ir dividendai to banko ir leido Montvilai gyvendinti įvairius filantropinius sumanymus. Jis buvo politinis veikėjas, Vilniaus politinis veikėjas, buvo išrinktas į Vilniaus dūmą ir 897 metais netgi buvo išrinktas dūmos prezidentu, tai yra Vilniaus miesto galva. Tačiau carinė valdžia jo nepatvirtino, na ir jis liko tiesiog kaip eilinis dūmos narys. Jis Vilniui inicijavo svarbius projektus, pirmiausia, tai žinoma, Vilniaus elektrinė, moderni Vilniaus elektrinė buvo vienas iš tų jo remiamų projektų, tačiau buvo ir daugybė kitų iniciatyvų, kurių jis čia ėmėsi Vilniuje. Pati svarbiausia turbūt jo veiklos vieta yra buvęs Pranciškonų vienuolynas Trakų gatvėje. Jis caro valdžios buvo uždarytas ir Montvilas sumanė išsinuomoti tas vienuolyno patalpas, milžiniškas patalpas, ir šiandien jas galim pamatyti už
pranciškonų bažnyčios ir tas patalpas sutvarkė, suremontavo, atnaujino. Na ir čia tikrai veikė tokios Juozapo Montvilos, galima sakyti, buvo toks Juozapo Montvilos filantropinės veiklos centras. Čia veikė jo finansuojamos tokios įstaigos kaip Vaikų ir našlaičių globos draugija, Šventos Zitos tarnaičių draugija, Neturtingųjų globos draugija, kur buvo ir nemokama valgykla, ligoninė ir nakvynės namai. Čia buvo kūdikių maitinimo draugija, Pieno lašas skurstantiems. Čia veikia ir slapta lenkiška mokyklėlė, taip kad buvo daugybė tokių, karitatyvinių, filantropinių institucijų. Jos pagrindinai buvo skirtos lenkiškai Vilniaus skurstančiai visuomeniai, skurstantiems žmonėms, kuriem reikėjo kažkokios pagalbos, kai carinė valdžia tų socialinių problemų nesprendė. Taip pat čia veikia miesto archyvas, įsteigtas Montvilos dėka, kuris užsiėmė būtent archyvavimu Vilniaus miesto istorinių dokumentų, kiek sugebėjo jų rasti. Tai buvo visiškai atskira institucija nuo carinio archyvo ir būtent įsteigtas tų lenkakalbių patriotų dėka. Ir tos garsiosios Bulhako nuotraukos visos, kadangi Bulhakas irgi dirbo tam archyve, tai irgi buvo inicijuotos būtent to miesto archyvo, kurį įsteigė ir tose patalpose apgyvendino Juozapas Montvila. Na ir dar vienas toks įdomus momentas, kad ten buvo didelės erdvės ir jis įsteigė tokias parodų sales, kuriuose vyko gana svarbios Vilniaus parodos, šviečiant kultūriškai to meto Vilniaus visuomenę. Tai tas pranciškonų vienuolynas, šalia kurio jo paminklas kaip tik ir yra, ir buvo tas jo didelis veiklos centras. Iš tų tokių patriotinių ankstyvųjų akcijų būtų turbūt svarbiausias Adomo Mickevičiaus šimtmečio minėjimas 1898 metais. Suėjo 100 metų tais metais Adomui Mickevičiui, didžiajam romantizmo poetui. Tačiau Vilniui nebuvo nei vieno jo paminklo, kadangi carinė valdžia tiesiog buvo uždraudusi aplamai minėti net ir šitą vardą po sukilimų. Tai Juozapo Montvilos ir kitų pritariančių dėka Šventų Jonų bažnyčioje buvo rasta vieta, kadangi bažnyčia buvo tokia laisvesnė šiek tiek nuo carinių, kaip sakant, apribojimų. Tai ten buvo pastatytas paminklinis biustas ir įkomponuotas toks paminklas Adomui Mickevičiui, kurio skulptorius buvo Marcelis Guiskis, o lėšas būtent šitam paminklui skyrė Juozapas Montvila. Tarp kitko, tas paminklas tebestovi ir iki šiol. 1893 metais buvo Žemės bankas rekonstruotas ir pastatytas naujas pastatas. Tam pačiam pastate šiandien yra Lietuvos bankas, yra Gedimino 6. Ir jis buvo tas bankas, ta jo architektūrinė dabartinė pusė, būtent tada ir buvo sukurta. Ir įdomu tai, kad Montvilas sumanė kieme dar pastatyti tokį flygelį. Maždaug dabar tas flygelis būtų toj vietoj, kur yra dabartinis dramos teatras. Tai yra šiek tiek giliau, šalia banko esanti erdvė. Ta flygelį jis kaip ir pavertė tokiu kultūriniu centru, nes ten veikė ir tokia Vilniaus amatų mugė praminta bazaru, kuriam kadangi Montvila labai rėmė amatininkus, tradicinių tokių amatų meistrus, tai jie čia galėjo pardavinėti savo dirbinius. Ten veikė tokia techninio piešimo ir braižybos mokykla, paskui vėliau net turėjo ir vardą Montvilos piešimo mokykla. Tai buvo tokia mokykla, kuri rengė tapytojus, dekoratorius, skulptorius, graverius, gipsatūrininkus, juvelyrus, tokia taikomojo pobūdžio amatininkų mokykla, kadangi Vilniui, kuris statėsi, kuris nauji iškilo pastatai ir jo architektūrai, jo interjerams dekoruoti reikėjo daug meistrų ir būtent tuos meistrus rūpinosi, kad ugdyti Montvilą, kaip tik šitoj piešimo mokykloje. Na ir taip pat viršutiniam aukšte veikė parodų salės, taip kad tai irgi buvo tokia svarbi parodinė Vilniaus vieta tuo metu, kadangi net tų salių iš esmės daug Vilniuje iš tiesų nebuvo. Šiek tiek vėliau, 11 metais, buvo pastatytas toks
dar kitas flygelis, toks sakytų muzikinis, teatrinis flygelis, tai ten veikė vargonininkų mokykla ir ten Montvilą įkurdino tokią muzikinę teatrinę draugiją Liutnia, kuri šiaip jau buvo įsteigta 5 metais, bet jau 11 metais, kai buvo pastatytas tas flygelis, jį turėjo jau savo namus. Tai buvo faktiškai toks Vilniaus miesto tokio muzikinio teatrinio gyvenimo centras. Ir jeigu ten ta draugija prasidėjo nuo tokių gana mėgėjiškų spektaklių, tai prieš Pirmą pasaulinį karą jį tiesiog išaugo į tokią profesionalaus Vilniaus meno instituciją. Va kaip tik nuotraukoje matom dešinėje pusėje, kaip atrodė ta Liutnio draugijos pastatas pastatytas 11 metais. Ypatingai jo veikla Montvilos suklestėjo po 905 metų liberalizacijos, kai jau buvo atleisti tokie griežti reikalavimai, draudimai nacionalinėms kultūroms ir va tada prasideda ypatingai jo veiklos toks pakilimas. 7 metais jis dalyvauja įkuriant tokias labai 2 svarbias mokslo draugijas, tai Meno ir mokslo muziejaus draugija ir mokslo bičiulių draugija. Tai buvo, kadangi iki to laiko tokios atminties institucijos Vilniuje buvo rusifikuotos, tai va šiuo atveju buvo būtent tikrąją krašto istoriją, renkančios jos eksponatus, renkančios, tyrinėjančios, publikuojančios institucijos. 2. Ir viena iš jų, Jozapas Montvila, netgi buvo iždininkas, mokslo bičiulių draugijos iždininkas. Jo pastangom ta draugija sugebėjo ne tik įsigyti eksponatų, ten juos tyrinėti, rengti publikacijas, bet netgi ir pasistatė pastatą, kurį mes šiandien žinom kaip Kasiulio muziejų. Čia vėlgi Montvilos įnašas yra akivaizdus. Šitoj nuotraukoje mes kaip tik matom Montvilą sėdintį kairėje kartu su kitais steigėjais. Savo Mitėniškių dvare jis 896 metais įkūrė įdomias tradicinio audimo dirbtuves, kurios vadinosi Biruta ar Birutė, kaip mes čia sulietuvintume, kuriuose buvo audžiama lietuviška ir angliško stiliaus tekstilė. Ir kadangi Montvila norėjo tuos tradicinius amatus atgaivinti, o tradicinius amatus, kaip žinom, Europoje 19 amžiaus antroji pusėje pirmiausia pradėjo atgaivinti toks anglų judėjimas, menų ir amatų judėjimas, kuris, reiškia, buvo nusiteikęs prieš pramoninę gamybą, prieš tokius, nupigintus prastos kokybės gaminius ir propagavo būtent, tradicinius amatus kaip po tam tikrą vertybę ir stengiasi, kad kažkaip tai dailininkai žiūrėtų į tą paveldą senąjį ir kad meistrai dirbtų pagal tos senus nykstančius amatų, reiškia, principus. Ir jis matė šitą judėjimą, kuris gimė Anglijoje, paskui pasklido po Europą. Matė visą šitą judėjimą ir jis sugalvojo perkelti ir į Lietuvą. Tarp kitko, tai buvo ne tik tai meninis judėjimas, bet jis buvo tam tikra prasme toks socialinis, demografinis, jis sprendė tokias problemas, kadangi 19 amžiaus antroj pusėje, kuria kaimų gyventojai pradėjo keltis į miestus, kur jiem atitinkamai nebuvo tiek tų galimybių pragyventi, užsidirbti ir panašiai. Tai va šitas judėjimas siūlė, kad ir kaimo gyventojai, tie, kurie negyvena miestuose, kad jie galėtų kažkaip savo tradiciniais verslais, savo tradiciniais amatais išgyventi ir laikytis, reiškia, provincijoje, ten, kur jų tos gyvenamosios vietos yra. Ir šitoj nuotraukoje labai gražiai atsispindi to audimo dirbtuvių Biruta audėjos, kurios stovi, čia aiškiai matosi ūkio paroda, ir jos stovi su savo tokiais tradiciniais liaudiškais audiniais. Tuos audinius jis ir rekomendavo pardavinėti amatų bazare, kuris veikė tam flygelyje, apie kurį aš jau minėjau, taip pat įvairiose kitose parodose. Ir šiuo atveju labai įdomu yra, kad, pavyzdžiui, Vrublevskių bibliotekoje tarp dokumentų, kurie yra, tarp susirašinėjimo, kuris yra atsiųstas
Juozapui Montvilai yra toksai užsiminimas, kad jam yra siunčiama jo užsakyta knyga, kuri vadinasi Češki przemysł tekstilny slovem i obrazem. Tai yra apie čekų tekstilę, modernius čekų tekstilės, kaip sakant, pramonę, kurią jis aiškiai domėjos ir aiškiai norėjo tą sujungtą tradicinę tekstilę, senąją tekstilę. Ir tą šiuolaikinį jos panaudojimą būtent įdiegti čia ir Lietuvoje ir žinojo apie tos dalykus. Organizavo Vilniaus publikai parodas, ypatingai iš nuotraukų, kurias mes čia matom, buvo garsi tokia 9 metų paroda, kuri vadinosi Būstų įrengimas, ir tai buvo naujos interjero estetikos pristatymas, ten istorizmo, art nouveau baldai buvo, ir įvairūs projektai, meno kūriniai Lietuvos, Lenkijos įmonių, amatininkų dirbtuvių produkcija, žodžiu, visą tai supažindino, kaip ir švietė Vilniaus publiką, tam, kad jinai pamatytų, kokie yra naujausios tendencijos ir kad mokintųsi iš to. Jam buvo labai tie dalykai svarbus. Ir turbūt pats svarbiausias dalykas, iš ko mes šiandien atsimenam Montvilą, kaip vaikštom po Vilnių, tai yra jo įsteigta 909 metais Būstų įrengimo draugija. Tai buvo tokia kooperatinė statyba, kuris statė sublokuotų privačių namų kvartalus ir juos vadino kolonijomis. Tai jie iškilo Naujamiesty, Rasos, iš Šnipiškės, žinoma, pati įspūdingiausia yra prie Lukiškių aikštės. Visi turbūt važiuodami pro tą vietą eidami gėrisi tais labai skirtingos stilistikos pastatais sublokuotais, taip jaukiai, gražiai, ir jie tikrai vienas su kitu labai įdomiai dera ir įvairių, motyvų, stilių galima atrasti tuose namuose. Tai tiesiog šita draugija veikia tokiu principu, kad jį būrė žmonės, daugiausiai inteligentus, kurie negalėjo sau leisti ar jų pasistatyti atskirų namų ir panašiai. Tai jie tada susiburdavo į tokius kooperatyvus, buvo nuperkama žemė, buvo padaromas toks bendras projektas, iš banko gaudavo kreditus ir buvo žymiai naudingiau būtent pasistatyti savo šitokius namus. Ir tai, kad juose susibūrė daug tokios Vilniaus inteligentijos to meto patriotų Vilniaus, būtent darė tas kolonijas tokias ne tik tai meninių atžvilgių įdomias, architektūrinių atžvilgių įdomias, bet ir tokias, sakytum, kaip kultūrinis centrus. Tai irgi buvo įdomu. Taip, kad įvairiuose srityse Montvilą norėjo modernizuoti tą Vilnių, padaryti jį šiuolaikišką, kad jame būtų tas vakarietiška patirtis ir filantropinių, ir kultūrinių institucijų. Tad 32 metais Boleslovo Balzukevičiaus sukurtas paminklas, žinoma, jį įamžina mums ir iki šiol mes galime atsiminti Montvilą tikrai Vilniaus geradarį. Tai galvotume, kad Montvilos veikla yra tokia labai prolenkiška veikla, bet iš tiesų tame Žemės banke tarnavo daug lietuvių, kaip antai Antanas Smetona, Mykolas Biržiškas, Stasys Šilingas, Jurgis Šaulys ir kiti. Ir atsiminimuose Vaižgantas rašė, kad lietuvių inteligentam į banką duris pravėrė būtent direktorius Montvila. Ir atsiminimuose yra taip įdomiai parašyta, yra įdomių atsiminimų tokių, kad banke, kai įsižiebdavo konfliktai tarp lietuvių ir lenkų, o 20 amžiaus pradžioje tai yra natūralu, tie konfliktai visą laiką ruseno, tai Montvila juos sprendė ne tautybės pagrindu, o profesionalumu, atsižvelgdamas į to žmogaus sąžiningumą, profesionalumą, tačiau ne tautybę. Ir tai, kad būtent, tarkim, Smetonai sudarė sąlygas gyventi Vilniuje kitiem veikėjam, tai irgi yra nuopelnas Montvilos, kadangi, kaip mes žinom, carinių laikotarpių lietuviams gauti kokias tai vietas, tokiuose tarnybą gauti baigiškose įstaigose, tai buvo uždrausta, taip kad tik tai tokioje vietoje ir galėjo jie dirbti, gyventi Vilniuje. Ir žinoma, mes žinom, ką jie čia nuveikė lietuvybės labui.